Sveiki visi, aš esu Quanard ir šiandien žaidžiam naują žaidimą. Naują žaidimą pavadintą Crusader Kings 2, kuris yra taipogi Grand Strategy žanro žaidimas ir netgi sukurtas tų pačių developerių Paradox Interactive ir taipogi tai yra žaidimas, kurį aš labai mėgstu ir esu ilgai žaidęs. Taigi, Crusader Kings 2, kitaip nei Europa Universalis 4, vyksta viduramžiais nuo 769 metų ankstyvųjų viduramžių iki vėlyvųjų 1337 metų ir dar toliau truputį, maždaug iki 1400 metų. Ir mes galim žaisti už bet ką, tiksliau, per bet kurį šitų laikotarpių. Aš dažniausiai nemeluosiu, einu turbūt su šitais viduramžiais, High Middle Ages, bet šiandien bandysiu eiti su Early Middle Ages, su ankstyvaisiais viduramžiais, su viduramžiais, kai buvo Karolis didysis, kai buvo ten visi kiti žodžiai. Tai nors ir dabar rodo, kad mes galim žaisti tik už, 6 valdovus, mes iš tikrųjų, kaip ir per Europą Universalis 4, galim žaisti už absoliučiai bet kurią valstybę. Didžiausias skirtumas yra turbūt tas, kad čia nėra viso pasaulio, čia yra tik Europa, Afrikos šita dalis, Azijos didelė dalis, Indija ten ir taip toliau. Bet už tai čia yra daug daugiau provincijų. Turiuomenį vien pažiūrėjusi tai, kad per Crusader Kings 2 štai šitoj daly yra tik 3 provincijos, štai per per EU4 yra tik tai šitoj daly tik tai 3 provincijos, jeigu neklystu Kentas, kažkas. Per Crusader Kings 2 štai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 provincijos. Kai Lietuvoje mes pradedam su ten, kad ir kiek ten būtų provincijų, čia yra daug daugiau. Taigi, viskas atsiperka tiesiog. Šiaip ar naip, dar viduramžiais nebuvo jokių kolonizatorių, bent iš Europos. Ir, tiesiog, kam ta Amerika. Tai, jo, mes galim žaisti už bet ką, kaip sakiau, bet, jau mano vaizdo kamera štai čia linksta į Lietuvą. Vėlgi, čia yra mano pats pirmas žaiskime seriją, Crusader Kings 2 bent jau žaidimą, ir aš žaisiu už Lietuvą. Bet čia truputį skirtinga Lietuva negu per Europą Universalis 4. Jinai yra labai maža, jinai žiauriai maža ir jinai yra pagoniška. Mes būsim pagoniai. Pagonys. Kai didelė Europos dalis yra katalikai, kai didžioji Skandinavijos dalis yra germanai, kai yra milžiniškos slavų žemės, mūsų pagonių Romuvos žemės yra labai mažos. Romuva išpažįsta labai mažai žmonių, labai mažai provincijų. Kas vėlgi nėra gerai, nes mes norim mūsų tikėjimą skleisti po visą pasaulį. Taigi žiūrėsim, kaip viskas išeis ir dabar tiesiog pradedam žaidimą. Ok. Taigi, štai mes ir pradėjom. Gražus sniegas. Mes pradedam su 3 provincijom. Ir kitaip negu per Europą Universalis 4, mes nevaldom šalies. Mes negalėtume sakyti, kad mes valdom Lietuvos kunigaikštystę. Šiuo metu tai yra kunigaikštystė. Tai yra High Chiefdom, kažkoks Chiefdom, kažkas. Žodžiu, tai priklauso, High Chiefdom tai yra tas pats kunigaikštystė. Bent tokio pačio titulo, rango. Ir mes negalime sakyti, kad mes valdom pačią kunigaikštystę. Mes valdom žmogų, kuris valdo tą kunigaikštystę. Nors ir tai gali atrodyti labai maždaug panašu, maždaug koks skirtumas, ar tu tiesiogiai valdai tas žemės, ar tu valdai žmogų, kuris valdo tas žemės. Yra žiauriai didelis skirtumas. Pavyzdžiui, pažiūrėkime štai čia į West Francijos arba Middle Francijos karalystę. Nes tai yra karalystė. Kingdom of Middle Francija. Atrodo kaip vientisa valstybė, kaip per Europą Universalis 4, tiesiog viena valstybė. Bet jeigu mes laikytume Ctrl ir paspaustume tiesiog ant jos, bet kur, bum, jinai pasidalyja į milijonus dalių. Mes galim dar ją skaldyti, vis labiau, tiesiog ją skaldyti visur, kur tik išeina iš tikrųjų.
šito nereikėjo suskaldyti, bet net ir Vest Francijos karalystė labai, labai skaldosi. Ok, ir iš visos šitos vientisos, dviejų vientisų valstybių, kurios ką tik buvo, atsigavo milijonai kažkokių skirtingų spalvų nepriklausomų valstybėlių. Tai yra todėl, kad, pavyzdžiui, štai šis karalius, Karlomanas, Karolio brolis, turi Middle Francijos karalystę, taip, jis yra karalius. Bet jis turi dar tik dvi grafystės, jis turi Trojas grafystę ir Borgon grafystę. Jis neturi daugiau jokių grafysčių, tai tada kam priklauso visos kitos žemės, nes kiekviena šita provincija yra grafystė. Jis turi maždaug karalystės titulą ir dvi grafystės. Tai maždaug, ar neturėtų būti čia visa karalystė? Ne. Tai visos šitos žemės yra pagrindinio senjoro, šiuo atveju tai būtų Karlomanas, vasalai. Absoliučiai visi šiti yra jo vasalai. Ir galima čia pažiūrėti, kad jis turi 28 vasalus. Ir kiekvienas vasalas yra atsitiktinai sugeneruotas žmogus. Išskyrus tie, galima sakyti, kaip tai vadinasi, blemba, istoriniai veikėjai. Pavyzdžiui, Karlomanas visai bus toks. Jis, man atrodo, visai turės tuos pačius treitus, gal net tuos pačius status, nors nesu dėl to tikras. Bet tokie, man atrodo bent jau, kad va tokie veikėjai kaip štai šitas žmogus, jau visi statai bus kaskart perrinkti visiškai atsitiktinai. Tai, pavyzdžiui, Karlomanas. Jis turi 28 vasalus. Taip, jo. Ir kiekvienas iš tų vasalų, arba bent dauguma, pavyzdžiui, yra pagrindinė 5 rangai. Tai aukščiausias yra imperatorius, antras yra karalius, tada eina kunigaikštis arba hercogas, priklauso nuo kultūros, tada eina grafai ir galiausiai eina tokie, kurie net neturi provincijos, baronai, viskupai ir merai. Karlomanas yra karalius ir jis turi kunigaikščių, jis turi 5 kunigaikščius kaip savo vasalus ir ten pilna grafų. Ir kiekvienas iš tų kunigaikščių turi dar savo vasalų. Pavyzdžiui, Teoderikas Burgundijos kunigaikštis turi dar 6 vasalus. Ir iš čia ir kilo tas viduramžių toksai posakis mano vasalas, mane vasalas. Nes nors ir kaip ir Karlomano vasalo, Teoderiko vasalai priklauso tai pačiai valstybei, Karlomanas neturi jokios nė mažiausios įtakos į šitus vasalus. Kitaip sakant, jis jiems nieko negali pasakyti. Bet, yra toks didelis ir labai svarbus bet. Jis gali įsakyti žmogui, kuris valdo visus šitus vasalus. Žodžiu, čia yra labai sudėtinga. Ir jeigu aš kada nors žaisiu už feodalą, nes prisiminkit, mes dabar žaidžiam už tribal rulerį, mūsų government rank yra tribal, kaip pavyzdžiui, čia yra feodalinė monarchija, tai mums nelabai ten svarbus su vasalais ir panašiai. Bet jeigu mes kada nors žaisim už kokį nors kataliką, tribal, feodalą, aš galėsiu daugiau papasakoti ar pamokyti. Bet šiaip mes dabar žaidžiam už vargšą mažą pagonį, Cirulį iš Lietuvos, Palemonaičių dinastijos narį. Taigi, jo. Mes dabar galim pažiūrėti, kad mes turim 4 titulus. Mes turim High Chiefdom of Lithuania, kitaip sakant, kunigaikštystę Lietuvos. Mes turim Chiefdom of Vilnius, kas, kadangi čia viskas, kadangi mes pagoniai, tai sakosi Chiefdom, nors šiaip tai būtų grafystė, Vilniaus grafystė, Jėtvingio grafystė ir Trakų grafystė. Mes turim visas šitas žemės. Ir kaip matot, mes neturim nei vieno vasalo, nes mes esam pagonys, kuriem vasalai netaip jau rūpi iš tikrųjų. Ir kunigaikštystė tai nėra karalystė. Ir mes norėtume būti karaliai, ne? Mes norim suvienyti, kaip Mindaugas suvienijo visą Lietuvą ir tiesiog pasiskelbti karalium. Tai tam padaryti reikia pažiūrėti de jure teisės ir Kingdom of Lithuania. Ir dabar mes matom, kad Lietuvos kunigaikštystės de jure teisė yra va tokia. Va tokia riba, štai čia yra Lietuvos karalystė. Kad ją sukurt, kadangi nieks jos kol kas neturi, no character, kad ją sukurti, mums reikia turėti 51% visų šitų pažymėtų žemių. Mums reikia turėti 51%, kol kas mes turim tik 17, tai mums reikės plėstis. Bet, kaip sakiau, už karalystę yra dar aukštesnis imperatorius.
Tad po karalystės eis imperija, Wendish Empire, kur yra jau daug didesnė ir mums reikės 80% visų žemių. Tad tai užtruks ir tikrai nemanau, kad vienas veikėjas ją sugebės sukurti. Man atrodo, galbūt net jo vaiko vaikas tik tai sugebės. Arba jo anūkas. Tai čia tiek ir panašiai va tokių dalykų. Dabar dėl religijos, kaip sakiau, mes esam pagonys, mes esam Romuva, kuri yra labai nepaplitus visam pasaulyje, mes esam labai mažiukai ir aš noriu padaryti kelis dalykus. Tiksliau, turiu 2 pasirinkimus. Kas būtų arba reformuoti Romuvos tikėjimą, kam reiktų valdyti 4, tiksliau 5 žemės. Štai baltai pažymėtas. Brianską, Žemgalę, Podlaslę, Čelmną ir šitą salą Raną. Mums reikia visas jas 5 valdyti ir galim reformuoti savo tikėjimą, kas mums duos šventų orderių. Kai katalikai dabar kol kas neturi, per kryžiaus žygius, kurie bus 1000 metais ar panašiai, atsiras pas katalikus Holy Orderiai, šventieji orderiai. Jie bus tokie, na, kaip tie žymieji tamplieriai, hospitaleriai, netgi tie patys teutonai ir livonai. Mes turėsim visiškai kitokius pagonių. Bet tai yra, jeigu mes reformuosim tikėjimą. Kitas mano pasirinkimas, kurį aš visai norėčiau ir tai būtų labai įdomu pasiekti, tai yra kaip nors tapti kataliku. Tapti tiesiog kataliku negalima paspausti dabar mygtuko ir aš tapau kataliku, viskas. Ne. Lenkams žinau, kad tai yra visai lengva, nes ateina misionierių ir bando skleisti katalikybės tikėjimą. O kaip mes galime, tai aš kiek žinau, vienintelis, ar bent lengviausias turbūt būdas, būtų pavyzdžiui kaip vikingai iškeliauti, kad plėšti, pavyzdžiui, krikščionių, sakykime, prancūzų žemių, arba tų pačių anglų, ir pagrobti, beplėšiant kelias merginas. Kelias sveikas, tvirtas, stipres, tiksliau katalikiškas merginas. Jas priverstinai, kadangi mes maždaug jas uždarom į kalėjimą, jos net neturi pasirinkimo, mes priverstinai jas pasiverčia mūsų concubines, kas pagrindė tiesiog yra mūsų bitch. Jos tiesiog tampa mūsų moteris, net ne žmonas, tiesiog moteris. Čia rimtai. Ir kadangi mes turėsim katalikę sugulovę, mes galim perskelti į jos tikėjimą. Tai yra lengviausias būdas tapti kataliku. Ir kadangi mes būsim katalikai, mes labai lengvai galėsim skelbti šventus karus visiems šitiem pagonių išperom. Ne, kol kas jie mūsų draugai, bet jeigu būsim katalikai, jie bus išperos, tai nežinau, čia mūsų planai, taip sakant, o dabar Special Mining Titles atsirado per naują DLC, tiksliau ne per DLC, o per patch atsirado, tai pagrindė anksčiau visai galėdavo tavo armijas valdyti centrą ir reikia visai šitam žaidime, kitaip negu EU4, reikia tikrų žmonių valdyti armijas, vadovauti armijom. Kaip ir EU4 tu paspaudi mygtuką ir tau atsitiktinai sugeneruoja generolą, lyderį. Čia tu turi parinkti lyderį flankoms abioms ir centrui. Tad anksčiau tai galėjo daryti bet kas iš tavo vasalų, bet kas iš tavo pilies, bet kas galėjo tiesiog tai daryti, kas priklauso, galima sakyti, tau. Dabar tai pakeitė, kad tai gali daryti tik tai tu, kad kariams gali vadovauti tik tu, tik tu pats, tik tavo maršalas ir tik tai komanderiai. Komanderių gali turėti, man atrodo, 4 ir labai priklauso, na, pavyzdžiui, štai šitas su 2 Marshall score yra pats paskutinis šūdas, atsiprašant. Tad mes paimsim abu šitus, kurie mums labai pasisekė, kad gavom tokius gerus karius, tiksliau, tokius gerus lyderius. Štai šitas turi 15 Marshall, šitas turi 14, šitas turi 12. Dabar kitas dalykas yra maždaug, atrodo, kad 14 daugiau negu 12, tai čia tas paskas per EU4 paimti kokį nors, nežinau, tokį 0-0 generolą vietoj, kad ir 1-1, nors yra būtent šūdai, bet turiuomenį vis tiek. Bet čia ne tas pats, nes nors ir jis turi mažiau kaip ir Marshall taškų, jis turi tokių dalykų kaip Combat Modifier. Kai šitas nieko neturi, jokio 2 kardų, jis turi. Ir jis plus 32% Heavy Foot Troops. Heavy Infantry Leader ir Martial Influence. Žodžiu, jis žiauriai labai stipriai, gerai ir visai vadovauja
sunkiesiems kariams. Dabar klausimas, kiek mes turim sunkiųjų karių. Turime maždaug šitoje armijoje 21, šitoje armijoje 12, šitoje armijoje 12. Žodžiu, turim apie 50 sunkiųjų karių, kas gali būti riteriai, kas gali būti kilmingieji ir taip toliau. Žodžiu, kad ir kaip jis būtų daug geresnis už šitą, mes beveik neturim sunkiųjų karių, todėl pasirinksim geriau abu šitus. Dabar, pick a character focus, čia yra DLC, galim pasirinkti bet ką, kuris duos skirtingų dalykų. Aš tiesiog imsiu hunting, kas duos +2 martial ir 1 health. Kuo daugiau health turėsi, tuo ilgiau gyvensi. Dabar mus atsitiktinai sugeneravo. Aš žinau dėl to, kad kažkada esu bandęs žaist už Lietuvą, bet labai trumpai. Tai žinau, tiesiog faktas, kad netokie buvo treitai. Kaip manau, mes esam patys blogiausi diplomatai, mūsų vasalai neapkes, mes esam kariai, mes esam stewardai, mes esam geri intriguotojai ir mes esam visai gerai apmokyti žmonės. Viskas priklauso nuo tavo treitų. Čia galima sakyti yra RPG cosplay žaidimas, nors ne visai tiesa, bet panašiai. Nes, pavyzdžiui, dabar mes galim pažiūrėti, kad mes esam ambitious, mes esam ambicingi, mes siekiam savo idealo, savo norų, kas duoda mums labai gerų dalykų, +2 visiems šitiem. Bet kažkaip ambicingi žmonės nelabai mėgsta tokių pačių ambicingų žmonių, todėl jeigu yra kitas ambicingas žmogus, bus -5 opinion, ir jeigu tu kažko sieki, tau bus -50 opinion. Kas mums nelabai svarbu, bet jeigu vasalas ambicingas ir jis kažko siekia iš tavęs, kaip iš valdovo, bet tu jam neduosi, kad jis gali siekti visos karalystės ir bus -50 opinion, žodžiu, kitaip sakant, ambicingų vasalų geriausia niekada neturėti. Mes esam humble, mes nuolankus, kas duoda mums piety, kas nėra blogai visiškai, ir mums duoda same trait opinion, tai nuolankų žmonės patinka nuolankiems žmonėm, bet opposite trait, kas nepamenu, koks yra opposite nuolankiam, bet tam nuolankiam nepatinka nuolankų žmonės, kas yra logiška. Mes esam paranoiški, kas nėra blogas treitas, duoda intrigos, bet numažina diplomatijos, ir mes esam drovus, kas yra blogas treitas, nes jis duoda tik tai negatyvių dalykų, todėl išmetam tą. Nepamenu, žinau, kad jos galima keisti, jos galima gauti, tu gali staiga tapti apsėstas velnio, tu gali, yra toks treitas, tu gali prarasti šią, jeigu daug bendrausi su žmonėm, tu gali prarasti paranoišką, tu gali taipogi prarasti nuolankų, jeigu būsi blogas, ambicingą tu beveik visai turėsi, nes jis tiesiog labai geras ir taip toliau. Dabar mums reikia pasirinkti ambiciją. Čia ne dėl to, kad mes turime ambicingą treitą, bet tiesiog reikia. Koks mūsų bus, ko mes norim. Tai aišku, kadangi mes dar nesusituokėme, mes neturime žmonos, mes norim susituokti. Ir tai bus labai padaryta labai greitai. Ruler unmarried, succession nominator, title lost in succession, no heir in your dynasty. Taip, nes mums reikia vaikų. Dabar prieš tai aš dar noriu pereiti per visus šitus mygtukus. Turiuomenį, gal šitas pirma dalis bus labiau kaip apmokymas, nes aš tiesiog galvoju, jeigu aš dabar pradėčiau viską daryti ir jūs absoliučiai nieko nesuprastumėt, nes taip turbūt ir būtų. Nes aš nemeluosiu, aš šitą žaidimą išmokau žaisti žiūrėdamas YouTube'ą. Jo. Tai tiesiog, kai pats pirmą kartą įsijungiau, aš nieko nesupratau. Bet šiaip ar naip, mes turim savo labai negražiai pavadinsiu Seimą. Ir kiekvienas turim 5 atstovus. Tai yra Chancellor, kas yra diplomatas, Marshal, kas yra karys, Steward, kas yra stewardesė, Spymaster, kas yra maždaug šnipas pagrindinis, ir Court Chaplain, kas yra pagrindinis kunigas, tas, kuris, nežinau, misionierius kunigas, arkivyskupas, viskas viename. Ir kiekvienas iš jų turi po 3 dalykus, kuriuos gali daryti. Jeigu mes būtume feodaliniai monarchijoje, skirtusi viskas. Tai tiesiog žinokit, kad jeigu jūs žaidžiat, pavyzdžiui, už West Franciją, visiškai viskas skirsis. Čia iš viską aš pasakoju, net neprieina prie West Francijos karalystės, tai net negalvokit apie ją, už ją žaisti su mano pasakojimais. Bet šiaip, jeigu greitai pereit viską, ir aš tai pabandysiu, tiesiog daugiau opinion, gauni kleimus, gali skelbti karus, mažini vasalų opinion su kokiais nors priešų valdovais, jeigu nori, kad priešų vasalai sukiltų, visokie nepriklausomybės karai ir panašiai. Tada supres revolts, mažesnis revolt riskas, mažiau šansų, kad bus sukilimai, daugiau karių tiesiog,
Ir taipogi daugiau karių. Yra šansas, kad gausi kokius nemokamus 400 karių, kurie norės plėšti žemės. Settle Tribe yra dalykas, kurio aš beveik niekada nenaudoju. Ir tai gali pakeisti kultūrą provincijos. Tai yra tiesiog greičiau statysis pastatai toje provincijoje ir daugiau prestižo. Scheme yra labai svarbus, nes daugiau šansų, kad atras plotus, kuriuose nori tave arba tavo artimus nužudyti. Šitas yra kaip tik atvirkščias, tau padės efektyviau nužudyti kitus, o čia yra tiesiog technologijos taškai, tiesiog daug technologijos ir mums labai pasisekė, nes mūsų Spy Masteris yra 18 intrigos, jis yra labai labai geras, palyginus mūsų niekam nereikalingų Core Chaplain, kuris turi tik 7 learning. Ir galiausiai Proselytize, kas tiesiog keičia religijas, Improve Religious Relations, kas yra tas pats, kas čia tiesiog su vyskupais, kunigais ir panašiai, čia yra su vasalais, kurie yra feodaliniai maždaug ar panašiai, čia yra su kunigais ir panašiai, ir daugiau piety. Turiuomenį nieko iš tikrųjų tokio sudėtingo. Tai ką mes darysim, tai tiesiog daugiau karių, visai yra gerai, daugiau prestižo, visai yra tiesiog nuostabu, Study Technology Konstantinopolyje, nes tai yra pati geriausia provincija žaidime, man atrodo. Ir Build Zeal daugiau piety niekada nepakenkė. O va su šitu Improve Relations, ką aš noriu padaryti, tai yra pasirinkti kokį nors mūsų targetą, taip sakant. Ir pavyzdžiui, mes norėsim pulti Kuroniją. Jos valdovas jau turi 3 vasalus, 3 chiefs. Ir jis šiaip pats turi 950 karių. Mes turim 1023 tūkstančių. Žodžiu, mes turim daugiau, bet jis turi 2 vasalus. Jis turi šitą, kuris turi 400 karių, kas, man atrodo, jau mus perlenkia kartu, sudėjus jo. Ir šitą, kuris turi dar papildomus 400 karių. Ką mes norim padaryti? Tai pavyzdžiui, labai padaryti, kad mus šitas žmogus mylėtų. Štai šitas. Ir mes jam nusiūsime, galėtume daryti 2 dalykus. Arba Improve Relations, arba South Descent. Arba, kitaip sakant, kad mus labiau mėgtų, arba kad labiau nemėgtų valdovo. Ir aš manau, kad labiau nemėgti valdovo yra efektyviau, negu kad mus labiau mylėtų. Tad pasirinkiam, kuris iš jų tas stipresnis. Štai šitas. Jis savo valdovą mėgsta plus 16, kai kitas savo valdovą mėgsta plus 81. Todėl aš geriau improvinsiu su šitu, nes jis daugiau šansų, kad sukilinės. Chief of Skalovija, štai čia mes turim nusiųsti South Descent. Viskas. Ok, dabar ką mes norim padaryti? Kiekvienas apskritai veikėjas šitam žaidime yra atsitiktinai sugeneruotas vos tik tu pradedi. Dabar leidžiam keliom dienom praeiti. Einam ant speed 3. Vienam mėnesiui leisim praeiti. Ir bandysim susirasti žmoną. Nes tokia mūsų misija galiausiai. Ok. Dabar mes galim pažiūrėti Find Characters, Search All, Both. Tiesiog mes pažiūrėsim viską. Ir dabar kiek yra veikėjų visam absoliučiai pasaulyje. Jų yra daug. Tu tiesiog gali eiti. Jie tai generuosis. Ir galima žiūrėti, kaip religijos keičiasi, kad štai yra sunni musulmonas, štai yra kažkoks zoroastrianas, nežinau kas tai yra pagonis, ten slavas, krikščionis pagaliau, katalikas tiksliau ir taip toliau. Ką mes norim padaryti, tai mes norim susirasti žmoną. Ir būtų labai gerai, jeigu mes sugebėtume susirasti savo religijos moterį. Ką mes galim padaryti, tai yra Find Character, Search All, bet paimam Women, Not in Prison, nes negalim, jeigu jinai kalėjime, Not Married, nes negalim susituokti, jeigu jinai jau susituokus, nesvarbu ar valdovė ar ne, My Religion, nesvarbu man kultūra, būtinai suaugęs jau žmogus ir nesvarbu viskas kitas. Taigi štai yra visos moterys, su kurio mes galim susituokti. Dabar aišku, mums reiktų ieškoti turbūt geriausios. Ir nemeluosiu, iškart man krito į akį štai šita. Gelenis, Spy Masterio Prufenija, štai šičia, jinai gyvena štai čia. Kodėl jinai man iškrito į akį? Nors jinai turi šitą vieną blogiausių treitų, jinai turi Ambitious. Jeigu Ambitious, nors nesu tikras, man atrodo, tai nepaveldimas treitas. Jo, tai yra paveldimi treitai yra tik tie, kurie turi širdutę, pavyzdžiui, jeigu mes padarytume Both, ten, Any ir Any, ne?
ir dabar parašytume kokį genius. Ir štai yra labai daug genijų. Genijus yra parodomas štai štai čia genijus, kas duoda tai yra vienas geriausių treitų, kas duoda tiesiog +5 visko. Ir jis vietoj kitų, kur yra tiesiog ratukas, jis yra širdelė. Tai reiškia, tai yra paveldimas treitas. Jeigu motina arba tėvas, arba ypač abu, tada tiesiog padvigubėja šansai, turi šitą treitą, labai daug šansų, kad vaikas irgi bus genijus. Tai turiu užsitikrinti, kad mūsų įpėdinis būtų genijus, būtų labai, labai gerai. Bet ta, kad, pavyzdžiui, katalikai, darom women, kai jau būtų suaugę, not in prison, not married, ir viskas. Mes turim ikonoklastą, miafizaitą, 2 musulmonus ir hindų. Dabar hindų yra jau per toli, mes su juo net negalim kalbėtis iš tikrųjų, nes jis tiesiog va per toli. Bet su štai, pavyzdžiui, miafizaite, mes galim pasikalbėti. Aišku, esu tikras, kad nesutiks. Va, nes yra -5 toksai minusiukai, kad jinai tikrai nesutiks nieko su kitatikiu. Todėl čia yra bėda, todėl aš ir prašiau, arba bandžiau surasti žmoną, kuri būtų mano religijos. Nes, pavyzdžiui, visos tiesiog nesutiks ir sakys ne. Taigi, surandam vėlgi tą patį, ką darėm, tai yra tiesiog my religion. Genijų nėra pas pagonis dėja. Tai teks rinktis iš šitų. Jeigu žiūrint tiesiog pagal statsus, tai turbūt geriausia šita užkrito į akį ir šita. Taigi arba šita, arba šita. Čia yra ta, apie kurią aš kalbėjau, kuri yra ambicinga. Čia yra kita moteris, kuri yra žiauri, jinai yra darbšti, jinai yra paranoiška, kaip ir mes, man atrodo. O taip. Ir jinai yra atvira, kas nėra gerai turėti atvirą žmoną gali turėti, taip. Bet tokiuose įplotus, kur nori kažką nužudyti, geriausia atvirų žmonių nekvies, nes jie dažniausiai tiesiog pasakys tam žmogui tiesą. Bet man jinai labai patinka, jinai turi labai daug stewardship, kai šita turi, jinai turi visko maždaug per vidurį, man jinai vis tiek labiau patinka. Einam ir susitokiam. Why not? Sutiks, mes prarasim 200 prestižo, nes mes esam kaip ir kunigaikščiai, jinai yra tiesiog iš gatvės paimta moteris, atsiprašant. Ir laikui einant atsakys mums, kad sutinka, esu tikras. Taip, sutiko. Štai ir jinai. Dabar mes turim pasirinkimą, kadangi mes esam valdovai, arba tiesiog gau 10 goldo, arba 25 prestižo. Turiu 25 prestižo imsiu vien todėl, kad mes į minusą nuėjom, kas nėra visiškai gerai, ir mes įvykdom savo ambiciją. Labai buvo iš tikrųjų lengva. Dabar mes turim pasirinkimą have a daughter arba have a son, kas yra turbūt geriausiai ir mes aišku norėsim vaiko. Dabar kadangi mes esam pagonys, krikščionys to negali daryti, mes galime imti, kaip sakiau, concubines, kas yra bitch, sugulovė, moteris, bet ne žmona. Ir mes galim tiesiog paprašyti tai concubine ir paimti kokią nors gerą moterį, kad tiesiog, kad užsitikrintume paveldėjimą ir būtų vaikų, tiesiog. Tai čia nieks neturi. Ten turėjau mačiau vienas, jinai yra labai labai bloga diplomatijoje, bet turiu omeny ir aš esu pats labai blogas diplomatijoje, tai tiesiog paimam ją, ok? Tiesiog paimam ją, šaunuolė. Tai concubine, tu neturi nei vienos. Tu turi gražuolę, tave jamam ir kažką turi. Čia ir yra ta, kurią mes galvojam susituokti, tai būtinai ją paimsim. Daugiausiai gali turėti 3 concubines, daugiau mes net negalim turėti. Taigi, greitai visi sutiks. Jinai sutiko, tiksliau, jis sutiko. Ir viskas, atvažiavo 3 moterys sugulovės pas mus. Mes turim žmoną ir 3 sugulovės. Kadangi mes esam abu pagonys, mano žmonai net trupučio nerūpi, nei ką tik užsidėjo labai gražią karūną, kažkokį vėrinį ant galvos, bet jai nerūpi, kad aš turiu dar 3 papildomas sugulovės, nors jai ne visai patinka, nes personal diplomacy, nes aš turiu 0 diplomacy, aišku. Kuri ta buvo, kuri turėjo irgi 0 diplomacy, štai jinai. Jai nepatinka, kad aš turiu personal diplomacy, nors jinai pati turi 0, ir va tas atsitiko, kad jinai yra ambicinga, aš irgi ambicingas, todėl yra -5 both ambitious opinion. Bet viskas šiaip ok.
Aš manau, šią dalį aš čia ir baigsiu. Per šią dalį aš beveik nieko nepadariau, tiesiog kalbėjau, bambėjau, bet galbūt kažką ir išmokiau. Gal. Tai, na, pažiūrėsim, kitoj dalyje jau kažką paveiksim, užkariausim ir eisim link Lietuvos karalystės. Taigi, iki kito susitikimo, iki.